Sveiki visi, šiame pačiame pirmame video aš parodysiu, kaip parsisiųsti programą XAMPP. Su ją galėsite savo kompiuteryje turėti PHP serverį, kad galėtumėte kurti tuos kodus visus ir juos matyti. Ir nereiktų mokėti nė litų už tai. Taigi pradedame. Pradžioje einame į savo naršyklę ir į Google parašome XAMPP. Čia tos programos pavadinimas. Tada matome yra jų linkas Apache for Friends ir po jo pasirenkame for Windows. Kai atsidaro šitas puslapis, čia yra biški informacijos apie jį, ten senesnės versijas. Kad atsisiųsti naujausią versiją yra toks sakinys: download older versions of XAMPP, even the old WAMP directly from, ir tada SourceForge. Tada tiesiog paspaudžiame ant tos nuorodos, palaukime, kol jinai užsikraus, ir čia bus duodama pati naujausia versija, o pačioje galėsite pasirinkti senesnes versijas, jeigu norėsite. Taigi spaudžiame rodiklytę, kad atsisiųsti. Palaukime kelias sekundės, išsaugome tą instaliaciją ir palaukime, kol jinai atsisiūs. Matome, kad instaliacija jau atsisiuntė, tai dabar ją paleiskime. Jeigu klausia, ar norite paleisti šį failą, spauskite Run. Ir tada, jeigu turite tik tai C diską, tai įrašinėkite į C diską. Į jokius programų failus nereikia, tiesiog į patį pagrindinį C diską folderį tą. O jeigu turite ten E, D diskus, instaliuokite ten, kur daugiau vietos, nes kiekvienas PHP failas kažkiek užima ir jums reikės kuo toliau, tuo daugiau vietos. Tai kadangi pas mane yra tik C diskas, aš pasirenku C diską ir spaudžiu Install. Instaliuos kažkur 3-4 minutės, tai dabar sustabdau video ir kai suinstaliuos, toliau pradėsiu. Programa jau beveik suinstaliavo, dabar reikia pabaigti šitos visus nustatymus. Taigi, pirmas klausimas, ar sukurti nuorodas ant jūsų darbastalio. Man to reikia, nežinau kaip jums, todėl aš rašau į ilgą, kuri reiškia yes, ir spaudžiu Enter. Matome, kad atsirado nuoroda. Toliau, ar toliau tęsti, ar išjungti tą tolesnius nustatymus. Rašome yes ir spaudžiame Enter. Tada ar nustatyti stacionarų XAMPP be jokių drive raidžių, man to nereikia, todėl rašau no. Tada baigia nustatinėti visus pagrindinius XAMPP, PHP ten ir kitus nustatymus ir spaudžiame Enter. Dabar tiesiog parašė, kad nustatyta yra mūsų laiko zona. Spaudžiame Enter. Ir dabar tiesiog jūsų 8 pasirinkimai. Paleisti XAMPP valdymo panelę, perkelti visus failus į kitą vietą, relocate XAMPP, išjungti HTTPS, išjungti server site includes, įjungti IPv4, ten ir kiti nustatymai. Tai man svarbiausia dabar yra įjungti tą valdymo panelę, todėl rašau vienetą ir spaudžiu Enter. Dabar galima rašyti X, išjungti tą lauką ir mums atsidarė valdymas pats pagrindinis. Taigi dabar galite paleisti Apache serverį, tai yra pats pagrindinis serveris, kad veiktų PHP failai jūsų kompiuteryje. MySQL yra duomenų bazė. FileZilla serveris yra grinai paleidžiate jį, nustatote nustatymus ir per FTP programas žmonės galėtų pasijungti ir matyti tos failus, kuriuos jūs leidote matyti. To dabar nereikia, mums svarbiausia yra paleisti Apache serverį. Bet jeigu jūs turite įjungtą Skype'ą, jums gali nepasileisti serveris tol, kol bus einame į nustatymus, papildomus ryšius, jeigu bus uždėta varnelė ant naudoti 80 arba 443 portą. Taigi nuėmame varnelę, spaudžiame išsaugoti ir rašo, kad pakeitimai įsigalios kitą kartą paleidus Skype. Todėl dabar mes išjungime Skype'ą
ir bandykime paleisti Apache serverį. Jeigu jūs esate su Windows 7, jūsų paklaus, ar leisti naudotis ten tais visais HTTP, ten, karočiui, spaudžiame allow access. Sorry už šitą. Ir dabar, kaip matote, Apache serveris yra paleistas, galime jį pabandyti. Einame į naršyklę ir matome ir įrašome http localhost. Dabar mums pasileidžia dar keli nustatymai. Dabar būtinai turite pasirinkti savo kalbą. Anglų, vokiečių, prancūzų, nyderlandų, lenkų ir dar kitų. Tai lietuvių čia nėra, todėl renkamės English. Ir dabar rašo, kad tas XAMPP buvo sėkmingai suinstaliuotas jūsų sistemą. Ir dabar savo puslapį galite pasiekti rašydami http localhost. Dabar jūsų web failai visi bus C diske, jeigu instaliavote, XAMPP folderyje, htdocs folderyje. Dabar matome yra folderis pats pagrindinis, kurio negalima trinti, nes čia yra XAMPP. Ir tada du index failai, HTML ir PHP. Taigi dabar juos galite ištrinti. Ir kai dabar eisime į savo puslapį, tiesiog bus tuščiai įrodys, kad yra dar folderis XAMPP. Dabar tiesiog sukuriame naują PHP failą index.php. Spaudžiame Enter. Atsidarome tą failą ir jeigu jis yra tuščias ir perkrausite puslapį, bus tuščias puslapis. Dabar, pavyzdžiui, parašykime labas, vėl išsaugokime. Aš naudoju trumpą nuorodą, tai yra Ctrl ir S. Ir kai perkrausime, rašys labas. Taigi, su XAMPP viskas baigta. Kita pamoka bus PHP pagrindas yra echo ir print funkcijos. Dėkui, kad žiūrėjote.